Sveiki, kviečiu pasiklausyti antrą trumpą ištrauką iš Džobso knygos Tylos uždanga apie tai, dėl ko nunyko pirmoji krikščionių dvasia, kaip imperatorius Konstantinas ne tik įteisino krikščionių religiją, bet ir ją sunaikino, kaip ją sunaikino ir kaip pripildė ją pagoniškos, graikiškos dvasios ir kaip ta namų bažnyčia buvo paversta tarsi Romos imperatoriaus rūmais. Ši ištrauka padės jums suprasti ir galbūt vieną kartą pagaliau liautis kaltinus krikščionių bažnyčią tuo, dėl ko jinai iš esmės nekalta, nes pirmieji krikščionys buvo kitokie. Tokia bažnyčia, kokia jinai yra dabar, aš kalbu apie oficialią krikščionių katalikų, krikščionių protestantų arba krikščionių pravoslavų bažnyčią, tą ortodoksų bažnyčią, tai jinai buvo suformuota būtent Konstantino, imperatoriaus Konstantino laikais, kuris viena vertus bažnyčią pavertė valstybinę religiją ir taip ją tarsi išsaugojo, įteisino, antra vertus visiškai ją iškraipė, pakeitė, transformavo ir būtent dėl to ta pirmoji krikščionių bažnyčia visiškai nebeteko tos galios, kurią jinai turėjo anksčiau. Paklausykite. Kaip ankstyvoji bažnyčia galėjo netekti savo unikalios jėgos? Kodėl jos spalvingą ir džiugų liudijimą užklojo tylos uždanga? Tam yra dvi priežastys, į kurias turėtume pažvelgti atidžiau. Pirmuosius 300 mečius, nepaisant krizių ir persekiojimų, ankstyvoji bažnyčia buvo gyva, auganti ir žydiška. Po 100 metų bendruomenės gyvenimas deja buvo beveik visiškai sunaikintas. Jai kapą iškasė Romos imperatorius Konstantinas, kuris viešai pripažino krikščionybę ir pavertė ją valstybinę religiją. Dėl to krikščionys prarado beveik dvasinę kryptį, jie neteko vilties. Beveik kiekvienas pažinojo kankiniu tapusį žmogų. Iki imperatoriaus Konstantino, valdant imperatoriui Diokletianui, vyko vieni didžiausių persekiojimų, kokius kada nors patyrė ankstyvoji bažnyčia. Tūkstančiai krikščionių buvo nukankinti ar nužudyti. Dėl to krikščionys prarado beveik dvasinę kryptį, jie neteko vilties. Beveik kiekvienas pažinojo kankiniu tapusį žmogų. Bet štai pasirodė naujas imperatorius, charizmatiškas ir stiprus vilties švyturys, kuris krikščionių džiaugsmui save vadino Jėzaus mokiniu. Staiga būti krikščioniu buvo nedraudžiama, o priešingai, net skatinama. Tačiau Konstantinas sekmadienį paskelbė oficialią Romos šventę, kad krikščionys tądien galėtų švęsti pamaldas. Jis uždarė pagonių šventyklas ir paaukojo milžiniškas sumas didelių bažnyčių statybai. Krikščionių bendruomenė džiaugiasi. Konstantinui valdant suteikta naujoji laisvė buvo didysis jos posūkio taškas. Dėl daugybės naujai suteiktų galimybių ir privilegijų Konstantinas tapo krikščionių tarsi naujuoju apaštalu. Jis turėjo būti Pontifex Maximus, tai yra aukščiausiasis kunigas, kuris nuo tol turėtų jai bažnyčiai vadovauti. Konstantinas žinoma pasinaudojo šią savo padėtimi, kad kontroliuotų bažnyčią ir darytų jai įtaką. Tačiau jam trukdė daug naujosios krikščionių religijos elementų. Krikščionys jam atrodė pernelyg paprasti ir neišsilavinę. Daug kas šiame tikėjime jam atrodė chaotiška ir skubiai reikalavo reglamentuojančios Romos organizacinių struktūrų rankos. Tačiau labiausiai jį neramino tai,
kad krikščionių religija turėjo tokias stipres žydiškas šaknis. Kaip ir dauguma to laiko romėnų, Konstantinas atmetė žydų tautą. Jo akimis žydai buvo pralaimėtojų tauta. Ypač po 2 pralaimėtų karų tragedijos, Jeruzalės ir šventyklos sunaikinimo bei žydų tautos išsiblaškymo po visą pasaulį, romėnai atvirai niekino žydus. Taigi Konstantinas oficialiai pradėjo pavalyti bendruomenę nuo žydiškų elementų. Romos ir Aleksandrijos bendruomenės Konstantino laikais jau buvo helenizuotos. Jos turėjo būti grynos rasės, nuo žydų laisvos bendruomenės pavyzdys, kurį imti privalo visos kitos. Tam, kas nenorėjo sekti šiuo pavyzdžiu, grėsė persekiojimai. Antroji priežastis, dėl ko ankstyvoji krikščionių bažnyčia prarado savo autoritetą, buvo auganti helenizmo įtaka teologijai ir bažnytiniam gyvenimui. Jau minėjau, kad didžiųjų miestų, tokių kaip Aleksandrija ir Roma, bendruomenėse nuo 1 amžiaus po Kristaus vis didesnį vaidmenį vaidino graikų filosofai ir jų idėjos. Sparčiai augant bažnyčiai, helenizmo paveiktų krikščionių skaičius išaugo taip, kad krikščionys žydai bendruomenėse netrukus tapo mažuma. Žydų kilmės bendruomenių vadovus greitai pakeitė graikų filosofijos paveikti vadovai. Kuo labiau bendruomenės nusisuko nuo savo žydiškų šaknų, tuo dažniau apaštalų perduota ir mokoma biblinė tiesa atskėdė pagoniškos helenistinės pažiūros ir idėjos. Krikščionių bendruomenė Jeruzalės šventyklos sunaikinimą ir žydų išsklaidymą 70 metų po Kristaus traktavo kaip įrodymą, kad žydai nebėra išrinktoji tauta ir kad jie galutinai prarado savo dvasinį paveldą. Akivaizdu mąstė jie, kad Dievas patraukė savo ranką nuo žydų. Ankstyvosios bažnyčios tėvai savo raštuose intelektualiai pagrindė augantį atsitraukimą ir visam tam suteikė teologinį pagrindą. Jie priėjo prie išvados, kad Dievas amžiams atmetė Izraelio tautą kaip Kristaus žudikus. Krikščionių bažnyčia priešingai dabar užėmė Izraelio vietą ir amžiams tapo vienintelė teisėta visų Dievo pažadų ir palaiminimų nešėja. Tai buvo vadinama pakeitimo mokslu, dar vadinamu pakeitimo teologija. Tai nulėmė vieną tragiškiausių klaidingų teologinių požiūrių ir iki šiandien vaidina išskirtinį vaidmenį bažnyčiose ir laisvosiose bažnyčiose. Bažnyčios tėvai Ignatijus iš Antiochijos 1 amžius, Barnabas 1 amžius, Origenas Aleksandrijos 3 amžius ir Jonas Auksaburnis 4 amžius. Tai tik keletas iš daugelio pamažu sukūrusių neapykantos žydams teologiją, pagal kurią kiekvienas žydų persekiotojas ar žudikas tapo dieviškojo įtūžio vykdytoju. Tai buvo padėtas siaubingas teologinis pagrindas, kad krikščionys galutinai atsiskirtų nuo hebrajiškų tikėjimo šaknų. Prasidėjo žydų teisių atiminėjimas, žydų žeminimas ir šalinimas iš oficialių pozicijų žymėjo pradžią ilgo kančių kelio, viduramžiais vedusio prie pogromų, inkvizicijų, žudynių ir sinagogų sunaikinimo. O šiais laikais baigėsi holokaustu. Taigi norėčiau trumpai apibendrinti svarbiausius dalykus. Kadaise gyvybinga ir galinga bendruomenė, valdant Konstantinui 4 amžiuje tapo Romos valstybinė bažnyčia. Žydams teko slegiantys apribojimai ir jie neteko vis daugiau teisių. Praėjus 100 metų žydiška ankstyvosios bažnyčios prigimtis buvo beveik ištrinta.
Kaip tai galėjo nutikti? Pabandysiu tai paaiškinti, remdamasis žydiško ankstyvosios bažnyčios sėkmės modeliu, kuriam itin būdingos šeimyniškos rate ir dvasios kupinos pamaldos namų bažnyčiose. Nors būtų ir didesnių susibūrimų, pamaldos namų bažnyčiose be abejo buvo ankstyvosios bažnyčios pagrindas. Deja, netrukus po to, kai Konstantinas įvedė krikščionybę, Romoje jis pastatė pirmąjį savo bažnyčios pastatą, kuris turėjo būti didelis ir solidus. Todėl naujoji bazilika, kaip ji vadinosi, buvo suprojektuota pagal romėniškų rūmų sosto salės modelį. Jos centre stovėjo sostas, skirtas vyskupui, kuris be abejo buvo imperatoriaus patikėtinis. Vieta šalia vyskupo buvo skirta dvasininkam, tai yra kunigams ir jų artimiesiems. O didelė priekinė salė buvo skirta paprastiems bendruomenės nariams. Jie bandė įsigilinti ir suprasti liturginės pamaldas, kurios tapo visiškai nuasmenintos. Baziliką rėmė valstybė ir ji greitai pasklido po visą imperiją. Tada Konstantinas panaikino žydiškas krikščioniškas namų pamaldas ir uždraudė krikščionims rinktis namuose. Šeimyniškos namų bažnyčios pakeitimas į beasmenę baziliką pakeitė visą bendruomenės idėją. Anksčiau bažnyčia buvo tikinčiųjų šeima. Valdant Konstantinui bažnyčia pavirto pastatu, kuriame krikščionys tapo stebėtojais ir užėmė iš anksto paskirtą vaidmenį. Konstantinas ne tik atskyrė ankstyvąją bažnyčią nuo jos žydiško paveldo, bet ir supiršo ją su pagoniška graikų dvasios mąstysena. Konstantino atsivertimas į krikščionybę nesutrukdė jam ir toliau atvirai garbinti pagoniškus stabus. Konstantino arkoje, pastatytoje po jo atsivertimo, vis dar buvo persų saulės dievo Mitros atvaizdas. Iškaltas jis buvo ir ant Romos monetų. 321 metais po Kristaus Konstantinas Mitros garbei Romos poilsio dieną perkėlė į sekmadienį. Jam nebereikėjo gręžtis nuo kitų dievų. Daugeliui neatsivertusių pagonių buvo labai lengva pereiti į Konstantino bažnyčią, nes jie galėjo perkelti savo individualų dievų panteoną į baziliką ir pervadinti juos krikščioniškai. Netrukus bažnyčia buvo perpildyta. Žydų šventės buvo pakeistos pagoniškomis, kurias tiesiog sukrikščionino. Pagonių šventyklos buvo atstatytos ir paverstos krikščionių bažnyčiomis. Pagonių kilmės krikščionių atsivertimas dabar buvo tik formalus veiksmas ir neturėjo nieko bendra su Evangelija. Sukrikščionintų pagonių gyvenimas nepasikeitė. Jie toliau garbino tuos pačius pagoniškus stabus, kokius turėjo anksčiau. Jų stabai gavo pripažintus krikščioniškus vardus, todėl jie be vargo toliau stabmeldžiavo prisidengdami krikščionišką maskuotę. Tie, kurie tvirtai laikėsi Evangelijos tiesos ir bedė pirštų į daromas klaidas, būdavo apšmeižiami ir paversti Evangelijos priešais. Taigi ta bažnyčia toleravo antisemitinius išpuolius. Per 200 metų stabmeldystė ir graikiška filosofija visiškai užtemdė krikščionybei akis. Bažnyčios valdžia ir turtai augo. Daugelio bažnyčios vadovų dvasinis gyvenimas sustingo arba smuko. Rodos, ant bažnyčios nukrito tamsi tylos uždanga. Džiaugsmingi balsai dvasios pripildytose pamaldose ir drąsus tikėjimas bei jo išpažinimas nutilo.
Tai aš ir vadinu tylos uždanga. Nuo širdaus santykio su gyvuoju Dievu vietą užėmė nebylus, dogmatiškas, šaltas tikėjimas, kai meilės santykis su Dievu visiškai išblukęs, asmeniškas, šeimyniškas, dvasių skupinas pamaldas namuose pakeitė beprasmės, formalios ir šaltos pamaldos. Žydiškos bendruomenės džiaugsmą užgulė švelninė abejingumo tyla bažnyčios, kuri tapo antisemitiška.